Į Lietuvą atkeliavo nauja populiari dieta – mėsavalgiai, kurie siūlo atsisakyti visų vaisių, daržovių, ankštinių produktų ir vietoj jų valgyti vien mėsą, pieną ir kiaušinius. Turime ir Liutaurą, kuris pasirodo podcastuose, yra išleidęs knygą. Tai galima sakyti, kad toks mitybos būdas yra pagrįstas ir sveikas. Tai aišku, kad ne, čia eilinis pseudomokslas ir tiek. O kas ironiškiausia, kad jie tiesiog pažiūrėjo į pačius prasčiausius žaliavalgių veganų argumentus ir juos nukopijavo, pažodžiui. Čia galim prisiminti ir mano seną draugą Andžėjų. Turim ir fiziologinius palyginimus. Kad mes ne mėsėdžiai, tarp kitko, mūsų žandikauliai pastebėt, o taip juda. O ne tik taip. Deja, pas mėsėdžius juda tik taip. Tarp kitko, mūsų skrandžio sultys yra 10 kartų konsistencija yra silpnesnė už žvėrių koncentraciją sulčių. Mūsų pH aukštesnis rodo, kad mes esame mėsėdžiai. Mūsų iltis rodo, kad mes esame mėsėdžiai. Žinoma, negalima klausyti storų žmonių mitybos patarimų. Ir prieina prie manęs vyras tokiais pilvais, sako, Andžiau, žinai, bet aš vien nuo salotų neprisivalau. Man iš kitos pusės labai patinka, kai žmonės pradeda moralizuoti ir aiškinti, kad aš nesveikai maitinuosi, patys turėdami viršsvorį. Ir aišku, labiausiai motyvuoja asmeninės sveikatos istorija. Todėl, kad aš susirgau nepagydomą lygą, per 6 mėnesius dingo ta liga, aš nevartoju jūsų hormonų, aš pakeičiau mitybą. Aš svėriau savo metu, buvau pasiekęs, kaip sakant, viršūnę, kai buvo 104 kg, dabar 83,5. Aš jau net sumokėčiau pinigų, kad pamatyčiau juos abu besikalbančius apie mitybą. Kad rimčiau mėsavalgystės pagrindimas skambėtų, be abejo reikia pradėti nuo to, kaip tai yra sena, įprasta ir natūralu. Jeigu žemdirbystė egzistuoja tik tai 10-12 tūkstančių metų, homo sapiens 200-250 tūkstančių metų, tai karnivorystė buvo pagrindinis mūsų mitybos būdas iki to momento, kol neatsirado angliavandeniai. Dar pernai Izraelio mokslininkai rodė, jog atsiradus žmonių buvusioms rūšims, ankstesniems, tai yra 1 milijoną metų žmonės yra mėsavalgiai ir tik tais 250 tūkstančių metų iš jų mes jau tapome rinkėjais ir medžiotojais ir, kaip jūs ir sakėte, viso labo 10 tūkstančių metų esame šiek tiek žemdirbiai. Tačiau tai nėra tiesa. Minimą tyrimą aš jau esu aptaręs anksčiau. Ir panašu, vis dar jo neskaitė, nes kažkiek atsitiktiniai skaičiai ir datos. Izraelio tyrime sutinkama, kad žmonės be abejo yra visavalgiai. Tai nuomonė, žmogaus protėvių mėsos vartojimas svyravo nuo 10-20 procentų prieš 2 milijonus metų iki 70 procentų homo erectus dietoje, kai vėl nukrito su homo sapiens iki mažiau nei pusės ir dar mažėjo istorijos eigoje. Bet net ir čia žmonių protėvių niekad negalima įvardinti pilnai mėsavalgiais. Kartu Izraelio tyrėjai pripažįsta, kad savo pasiūlymų prieštarauja populiariausiam požiūriui, kurį žmonės įvardina kaip ypatingai lanksčius visavalgius, kurių mityba priklausė nuo laikmečio, klimato, turimų technologijų. Tai pagrindė remiasi žiniomis apie šiuolaikinius medžiotojus rankiotojus, kur didžioji dalis apie pusę kalorijų gauna iš mėsos. Bet tai svyruoja nuo 35 procentų iki 100 procentų šaltesnio klimato vietose. Tai norint, inuitus galima vadinti mėsavalgiais, bet jie tikrai neatspindi visos žmonių protėvių mitybos įvairovės. Kartu atrodo, kad to akmens amžiaus gyventojo įvaizdis labai stereotipinis. Jis vos ne kartą tik pritupė ogyčių, besekdamas elnio pėdsakais. Įdomiausia, kad žmonės valgė ne tik vaisius ir daržoves, bet prieš 100 000 metų jau pradėjo naudoti ir laukinius javus. O prieš 14 000 metų, tai yra 4000 metų prieš žemdirbystės atsiradimą, pradėjo kepti duoną. Ar tai reikštų, kad bulkutės yra prigimtinė žmonių dieta? Na, pažiūrėjus į mane, matosi, kad tokią dietą propaguoju, bet nedarykime tos pačios klaidos. Tai, kad kažką žmonės valgė 1000 metų, nebūtinai reiškia, kad tai yra sveikiausia. Žmonės tiesiog valgė, kas jiems yra prieinama. Vos tik užsiminę apie savo mitybą, mėsavalgiai susiduria su 2 iššūkiais. Pirma, kaip dėl cholesterolio ir širdies ligų. Antra, kaip dėl naudingų medžiagų augaluose, kaip kad skaidlos ir panašiai. O jų sprendimas labai paprastas. Jis tiesiog visą tai neigia. Pasirodo, cholesterolio žala yra abejotina hipotezė, kurią neigia naujausi tyrimai, o didelis jo kiekis iš tikrųjų yra naudingas. Keliaujame nuo pradžių, kaip tariamai visas mitybos mokslas buvo apgautas. Pradžioje 100 metų senuoju tyrimas su triušiais. Po to keisas neteisingai rūkymo sukeltas ligas priskyrė cholesterolį. Vėliau 600-aisiais išleistas klaidingas tyrimas, kuriame išrankiotos šalys patvirtinančios hipotezę ir tai visas pasaulis patikėjo šio ryšiu. Na, čia truputį juokingai naivokas pasakojimas apie mokslinį procesą. 70 metų visi tiesiog pasitikė autoritetu ir nieko nebando tikrinti. Mokslininkam jau reikia atlikinėti tyrimus ir spausdintis, kad išgyventų. Todėl turim daugybę tyrimų apie cholesterolio įtaką.
Ir ne šiaip triušių stebėjimo ar šalių palyginimo, o eksperimentų naudojant placebą. Keletą pavyzdžių, kur 10 000 žmonių, turinčių aukštą cholesterolį, padalinami 2 dalis, vieni gauna cholesterolį mažinčių vaistų, o kiti placebą. Ir jie stebimi keletą metų. Ir vis gauna panašius rezultatus, kad sumažinus cholesterolį sumažėja ir infarktų bei mirčių. Kaip tą kitaip paaiškinti, jei ne cholesterolio įtaka širdies ir kraujagyslių ligom? Dabar pažiūrėkim į mesavalgių argumentus. Taip, tiesa, kad yra tyrimų rodančių, jog didesnis cholesterolis yra siejamas su mažesnė mirtingumo rizika. Tačiau mirtingumas yra nulimas daugybės faktorių. Galbūt cholesterolis turi apsauginę funkciją, o gal, kaip siūlo kiti paaiškinimai, žemesnis cholesterolis yra prastesnės sveikatos rodiklis ir mažėja dėl rūkymo, vėžio, prastos mitybos ir panašiai. Ir tiesiog paprastos koreliacijos priežastingumui rodyti neužtenka. O kalbant apie prastas koreliacijas. Pavyzdžiui, paimkime Indijos gyventojus, ar ne? Valgo per metus tik 5 kilus mėsos. 70 kažkeli metai pas juos ta trukmė. Tuo tarpu paimkime Honkongo gyventojus, kurie suvartoja vidutiniškai 134-7 kg mėsos per metus. Gyvenimo trukmė, jie šiaip visą laiką lyderiavo, dabar jie kokioj 3 vietoj. Ir visas šitas šalis turinčias ilgą gyvenimo trukmę vienyje keli dalykai. Didelis druskos vartojimas ir didelis mėsos vartojimas. Turbūt nėra prastesnių šalių palyginimų kaip Honkongas ir Indija. Nes įtariu yra ir daugiau skirtumų tarp vienos turtingiausių pasaulio šalių ir šalies, kur pusė gyventojų neturi tualeto, kas galėtų nulemti jų sveikatą ar gyvenimo trukmę. Taip, bendrai pažiūrėjus, daugiausiai mėsos suvalgančių šalių sąrašas sutampa su ilgiausiai gyvenimo trukmę turinčių. Tačiau, kaip dažnai juokaujama, šitas pats žemėlapis tinkantis beveik viskam iliustruoti, kur tiesiog turtingose vakarų šalyse viskas geriau. Plus, norint rasti galima ir išimčių. JAV suvalgo 128 kg mėsos ir bent šiame reitinge yra antri pagal mėsos suvartojimą, o 79 metų gyvenimo trukmė yra tik 55 pasaulyje. O štai japonai suvalgo 50 kg ir yra antri su 84 metais. Kadangi yra tiek daug kintamųjų, svarbu kuo geriau juos atrinkti ir palyginti labai panašias šalis. Plus mėsėdžiava užsiema kritiką, bet ar turi patys kažką gero? Panašu, kad šiuo metu yra tik vienas publikuotas tyrimas. Ir tai tiesiog apklausa, kaip žmonėm bent pusmetį taip maitinantis, jų nuomonė sekėsi. Jie atrodo patenkinti, bet nebuvo niek sekama, nei kaip jie maitinosi prieš tai, nežiūrima mediciniai įrašai, tiesiog pačių žmonių pasidalinimai, kaip numetė svorio ar pasveiko. Tai mažiausios vertės įrodymai. Bet užtat jie drįsta kabinėtis prie Viduržemio jūros dietos, kurių teiginiai matiem yra abejotini. Nors tai labiausiai ištirta dieta šiuo metu, turinti daugiausiai įrodymų savo sveikumui. Ne tik, kad mažina vėžio, širdies ligų ar Alzheimerio tikimybę, bet bendrai yra ryšys su ilgesnė gyvenimo trukme. Ir gali pasigirti ne tik daugybė epidemiologinių tyrimų, bet ir intervencijų. Po bandymų gelbėti cholesterolį dar kažkaip reikia paneigti augalinio maisto sveikumą. Pirmiausia, šia keista tirada bandoma pasakyti, kad ląstelienos nereikia. Aš jau nešneku apskritai apie tokias nesąmonės kaip ląsteliena, kurios pagrindiniai idėjos stūmėjai buvo žmonės, kurie tikrai buvo vargšai, religiniai fanatikai, šventai tikėjo, kad masturbacija yra nuodėmė, į kurią tu ateini per maistą, kada vartoji kažką, kas tau teikia pasitenkinimą, todėl reikėtų valgyti ir tai yra ląsteliena, beskonį griauž džiūvėsius ir kad tavo skrandis pastoviai būtų užsiėmęs, reiškia, nevirškinamų dalykų perdirbimo ir kad tu galėtum pagaliau susikoncentruoti tik tai į tai ir į Dievą, o ne į kūniškus malonumus. Ir čia labai juokinga situacija. Užmetus akį, ką knygoje cituoja prie skaidulų nebūtinumo, panašu, kad kažkas susipainiojo, redaktorius pramiegojo, nes patys įdėjo tyrimą, kurio išvados, kad skaidulų vartojimas susijęs su mažesnė mirties rizika ir rekomenduojama jas vartoti dėl naudos sveikatai. Neturiu ką be pridurti. Mažai žinomas įdomus faktas apie ląstelieną. Pasirodo, mūsų protėviai jos žiauriai daug vartodavo. Įvairiais skaičiavimais tai galėjo viršyti 100 gramų per dieną. Kas net 3 kart daugiau nei šiandieninis statistinis veganas gauna. Apie visvalgius nekalbant. Ir bendrai dabar rekomenduojamų 20-30 gramų retai kas pasiekia. Tai nepamirškit. O žinojot, kad augalai ne tik nenaudingi, bet dar ir kenkia, nes yra pilni toksinų. Mat jie taip evoliucionavo bandydami apsisaugoti nuo suvalgymo. Todėl juose pilna oksalatų, lektinų, fitatų, taninų bei kitų baisybių, kurios sukelia galvos skausmus, astmą, alergijas, sąnarių skausmus ir visa kita. Tiesa, jie kai kuriems žmonėms tikrai gali sukelti problemų.
Bet kaip pavyzdžiui sunaikinti baisiuosius lektinus randamus žaliose pupelėse? Reikės pamirkyti arba išvirti. Apie ką mes čia kalbam? Ir dar truputį apie aplinkosaugą. Karvė yra CO2, tai yra šiuo atveju visiškai neutrali. Ką reiškia karvė neutrali? Šiuo metu jautiena yra labiausiai klimatą įtakojantis maisto produktas. Taip yra ir dėl išskiriamo metano, ir dėl naudojimo žemės ganyklų bei pašaro auginimui. Net pakeitimas bet kuria kita mėsa sumažina šį poveikį trigubai. Gerai, o kaip tada milijonai bizonų nemaišia planetai? Manau, retas įsivaizduoja šiandieninės gyvulininkystės mastus. Šiandien auginamos karvės savo biomase 2 kart lenkia visų laukinių gyvūnų biomasę 19 amžiui. Ir aš turiu visų, ne tik bizonus, dramblius, briedžius, bet ir banginius sudėjus. Tai proporcingai ir poveikis aplinkai kitoks. Įdomi kenkimo planetai iliustracija. Kodėl reikia užsėti soją, kuri yra super alinanti kultūra ir realiai kalbėti apie visus tos dalykus, tarsi tu esi sustainable. Ne, tu žudai planetą didesniu greičiu negu aš valgydamas karvę, va čia yra niuansas. Ir gana ironiškas sojos paminėjimas. Kai jos tik 20% keliauja tiesiai žmonių maistui, o beveik visa likusi dalis gyvūnų pašarai. Tai norisi mažinti sojos laukų, nors ir skamba neintuityviai, reikėtų mėsą mityboje keisti soją. Dar vienas dramblys kambaryje nebuvo niekur paminėtas. Tai vėžys ir raudona mėsa. Raudona mėsa, ypač perdirbta, yra susijusi su didesne storosios žarnos vėžio rizika. Todėl nerekomenduojame jos daug valgyti. Ką galima rasti ir įvairių šalių vėžio asociacijų patarimuose. Tai galiausiai, kaip vertinti tos mėsavalgius. Aš nesu mokslininkas ir tai yra tik mano nuomonė. Jie tikrai siūlo gerų patarimų. Panašu, kad visi yra mažesnio svorio, siūlo nevartoti daug pridėtinio cukraus, perdirbtų produktų, kas yra puiku ir net galbūt yra sveikiau už standartinę lietuvio dietą. Bet tokia mityba vis tiek nėra sveika dėl širdies ir kraujagyslių ligų rizikos ir storosios žarnos vėžio rizikos įvalgoma daug raudonos mėsos. Jau nekalbant, kokią akrobatiką reikia užsiimti, kad save pateisintų ir prieštarautų moksliniam žiniom.